Labas rytas vlogas. Dabar yra sausio galas ir bele kaip prisnigė. Ir Ką mes sugalvojom? Mes išvažiuojam į Barceloną. Tu mano brolių yra mergina. Taip, mes važiuojam keturiesi į Barceloną. Varam pasiimti Rokos ateljė. Įdomu, ar jie miegojo ar ne, nes mes tai rinkomės miegoti. Jo, mes pamiegojom. Pirmą kartą buvom atsakingi žmonės ir pamiegojom. Atvarėm jau iki Vilniaus. Sėdėjom kėdus ir antbačias. Jo. Linijas. Su antbačiais. Esam labai smart. Mes jau kas, bet tikrai pasireikšim Vilniaus airporte. Šitie tikrai ne iš Vilniaus. Tikrai iš klinikų tiesiai. Čia mūsų daiktai. Visą ant audę sudėti ir mes varom. Yra Pasiėmėm kavos. pusė 5. Išlieka valandą laiko. Man jūs atnešė laikrodį, bet aš jį priminiau. Tu turėjai kavą. Tai buvai palikęs. Jo, tu turėjai man kavą. Nieko, tu man pirmą Barcelonai nupirksi kavą. Are you serious right now, bro? Five Guys, kai eisim tiesiog, kad Jo, statytų. laikas tada Five Guys. Visiems, kad pastatytų. Davai, aš sutinku. Laikas visiems statyti. Neįsimylėti. Patikrinkim laiką. Jau tuoj pastatytas. Yes. Yo, we got through. Time to bomb this plane. Jau praėjom, dabar einam į lėktuvą. Mes turėjom padaryti tokį outfit check ir tada mus padaryti. Parodai. Ne, tenais kai... Ne, nu apsisuk turi. Neliepia apsisukt. Parodykit savo, nu, tai outfit check. Atvičiai. Mums pasiūlė dėdė už 15 eurų nuvažiuoti iki Sagrados Familijos. Aš manau, kad jis nuves savo pas didžio familiją, kročią. Aš manau, kad bus apskevins ir ant galo sakys, čia kaina vienam žmogui. Tiesiog nuveš kokį punktą čia ant kampo ir sakys. Nes per Čia mažoji Sagrada. Boltą rašo kem 4 eurai. Tai aš Jo, netikiu, jis kad... sako 15. Nu, gal jis sėdi Teslai, gal jis... Boldas kainuoja tram 5. Nu, kem 5. Jo. O šitas sako 15. Tai jo. Sounds too good to be Ar true. mes Bandom ar bandom? ne? Jo, pabandom, kročią. Tai aišku. Pabandom. O galim... Pradžiai kelionės galima dar rizikuoti. Jeigu Kas apskevins... blogiausia? Apskevins 15 eurų. O tai sirt grinais 15? Jo. Lygiai. Ne, lygiai neturiu. Turiu PM ir 5. Ai, Turiu 15. All Super. good. Galima ryti. Gerai. Man. Jau kažką įsėda. Kas jau čia vy? Oh. These all reserved? Yeah. Oh. Okay, thank you. Sakiau, kad tik būtų vitrių. Kad tu Tesla gausi. Ne, bet tai... Galima... Rezervuok 3 metai prieš. Tai va, mes dabar įsėdam taksą. Pasakė čia jau kem eurų. Tai jau supratom, kad tas už 15 mums skepama. Jo, galima. Sako, už 15 eurų. Ne, man gal ten, jeigu žiūri iš anksto, rezervuoji. Ketvirtadalis. Lietuvoje tiek negas. Ketvirtadalis kainos. Varom dabar iki Sagrados Familijos. Sveiki visi, mes esame prie Sagrados Familijos, mes atkeliavom, dabar iš kito anglų žiūrim. Labai gražu. Vis tiek gražiausias tas parkas, kuris yra priešais. Man tai gražiausias šitą pusę. Pažydžius, ne gana. Labai šviečia saulė, aš nieko nematau. Oh man. Labai gražu. Žinai, už 15 eurų nesinori išbandyti po visiškas nesąmonės. Atvarėme į Five Guys. Dabar mes jau užsisakėm. Dabar jie renkasi. Kodėl tu mažai, man? Tu esi žiauriai alkanas, beje. Žiauriai gerai gesni. Ne, labai apsimoka imti mažą, kai ant euro skiriasi. Kam tu tą litų ėmė? Aš addicted to Five Guys.
A small shake. Mane apskemino. I got scammed. Jo. Oh my Čia tam nubaudžio, kad kitą. Mane Barcelona kol kas varto per visus galos, karočią. 15 eurų taksy, dabar karočią šeiko neduoda net. Valgyt. Ir filmavau dar su telefonu. Žiauris. Čia geriausias burgeris ever. Neliks valgyti. Gerai. O, Tau irgi. aš neįmanu desserto. Jei desserto. Manau, visai pasitikė. Maknynas. Makvyną leidžia jo. Mano geriau. Tau. Labai gerai. Čia gali pasvadyti savo. Man nepatinka pasirauginta gurkelė. Ai, man tai labai patinka. Taip. Patinka grybai, kad galima pasitelkyti. Čia yra labiausiai keistas dalykas, kuris negalvau, kad tinka burgerį. Jo, žinai, dabar. Bet žiauriai skanu. Čia labiausiai nestandartiškas dalykas, kad tu niekada nepagalvotum, kad tinka burgerį grybas. Ir tos naminis gaunasi. Čia spraitas. Čia yra apelsinų spraitas. Spraitas, ką tu darai? Nepilk. Žiūrėjau, ar kamera matosi. Jo, matosi. Čia yra spraitas. Čia grinai fantos spalvos. Jis tiesiog paėmė pandas ir... Ne, čia spraitas. Čia gali būti tas spraitas. Pilnai patikėtų šiaip žodžius. Jo, skonis kaip fantas tiesiog. Jie pradėjo pilti Mane tą turi apskam. Jie pradėjo Sako, nori pilti gėrimo ir tiesiog sakau spraito arba kolas ir atnešė fantą ir gesino, kad čia spraitas. Delicious. Delicious food. Deliciogas. Bet be šiaip brangokas, tai manau neįsim daugiau šią kelionę. Bet ir kaip set, bet mes pavalgėm vieną kartą, pasimėgavom. Biškai per brangu gal mūsų biudžetai. Eisim valgyti tapas. Jo, eisim kažkaip vakarą tapas valgyti. Eisim į tą Korean restoraną. Pradam, kad turim nueit kur pavalgyti. I can't go back to McDonald's. Tai vertėjo? Go Five Guys and never come back. Vertėjo tų pinigų? Kol kas nepervežiau, tai jo. Na, jūs te, kur mes atėjom? Atėjom šalia Basto namo. Nežinau, ar mane girdit. Čia yra vienas iš Gaudžio kūrinių. Ja. Čia gyveno Batas, čia buvo jo namas ir visą interjerą ir architektūrą padarė jam Gaudžis. Gal kam parvežti Prados piniginę kokią ir ten Louis Vuittoną? Such a nice person. Gucci. He's labai nice. Matai, kaip tada bėga. Oh, no. Time to go! Rokas ką tik metė sausainę. My fucking god. Aš nacionalinis teroristas. Tu pasižiūrėk, kiek sausainė gauna. Ne, nufilmuok tiesiog vidury namės, kur nėra dabar balandžio ir kad visi suskris. Jo, tiesiog ant laipto. Bet turiu užklimt, kad jie matytų judesį. Filmuok, kad jūs tai į tą pašinį. Jeigu pagausi. Ne, pagavo. Pamatė dabar jau. Vienas pamatė. Ne, jie nepamatė. Jie bent pirmus turi pamatyti. Ne, ten to aikštėje reikia. Einam į aikštę. Aš padarysiu. Noriu, kad mane visi žiūrėtų. Ne, tiesiog numės ir mes bėgsim. Nebėgsim, eisim. Nereikia būti nei tam. Praeinam tiesiog, kad paprastai. Aš nenoriu, kad mane žiūrėtų. Okay. Tai gal ne per vidurį? Mes ir vis. Bėgam iš to. O dieve. Ja, tai... Prieš
štai labiau suspita. Jo, tenais mažesnė erdvė, žinai. Koncentracija didesnė. Pažiūrėk, tenais maitina irgi. Ir laiko ant rankų. Matai, nebijo. Atėjom į kambarį, tada nuvykom porą valandų ir dabar darom ispanišką maisto mukbangą. Ką matai čia turi? Kumpis. Turiu serrano kumpą. Kažkokie traškučiai ispaniški. Aš turiu čiorizą. Jo, čia mūsų lovai. Kumpis skanesnis. Jo, mato kumpis skanesnis. Čia mūsų lovai setapas maisto. Pavalgysim ir varysim į miestą kažką veikti. Atvarėm į turgų. Bet čia nelabai yra, kad pardavinėtų gamintą maistą. Čia toksai žalios žuvys. Yra vaisių. Vaisių. Ne, vaisius gal papilnuot. Ja, papilnuosim vaisius. Įsirašėm jau iš namų. Mes esam visą laiką turgaus apžvalgininkai. Yra vaisiai. Daržovės. Turgus yra MySpace. Aš jaučiu, kad man patinka turgus. Suprasti daug apie šalį. Ką valgo? Gėlių yra valgomų. Jie valgo gėlę. Reiškia, jie daug maisto neturi. Yra pirkti valgomų gėlių ant torto papuošimams visokiems ir užkandžiams. Bet šiaip tai nematau, kad būtų galima lašišą galima pirkti. Aš noriu kažkokiu pasimti alyvuogių. Alyvuogių? Jo, kad jos pakeistų mano nuomonę, nes aš šiaip nemėgstu alyvuogių. Bet čia yra tradicinės alyvuogės, taip pat jie visus marinuotus ir panašiai. Tai... Šitas turgus toksai... Oi, balandis. Einam galiu. Ja. Šitas turgus... Labai yra, čia jau biškių sudaro. Čia jo, biškių užsidaro ir šitas turgus toks atrodo labiau aplinkiniams gyventojams, o ne turistams. Čia nėra kaip tam kitam turgui pagrindiniam jų, kur yra gal galima dar maisto padaryta, nusisalt kažkokių sneksų. Sulčių, pavyzdžiui, Jo. nėra jokių daro. Čia labiau toksai, kur produktai. Apsipirk. Tiesiog kaip bazėj centrinis turgus. Jo. Toksai vat pats vaibas. Mes gyvenam. Mes gyvenam labai Mūsų geram rajonas yra rajone. geras rajonas. Mūsų rajonas yra labai prabangus rajonas, skaitosi. Tada nueiti į kitą tą, kur pagrindinis rajonas, patį centrą, kur La Ramblos gatvė ir panašiai. Tarp jos ir tarp mūsų rajono yra labai nesaugus rajonas. Jo. Mes turime eiti aplinkui visą laiką. Jo, o mes, gaunasi, kad turim eiti aplinkui papildomus 2 kilometrus, kad apeit iki centrinės tos gatvės. Tai, bet, užtat... Bet užtat gražu pasivaikščioti. Jo, užtat va tokie vaizdai visur žiūri labai gražus. Ir mes esam saugus, ane? Nežinau, tu mane apsaugos, jeigu užpulskas. Nu jo, mes vienas kitą apsaugosim. Dabar išėjom dviese pasivaikščiot. Tai gal vėl susitiksim su Roku Ratilė. Mes išėjom pasivaikščiot po miestą, jie sakė varys į tapas valgyti. Jie varys į barą ir sakė į paplūdimį varys. O mes varom po smulkės parduotuvėlės, paieškot Matui kėdų, paieškot man kažko gal irgi, ką aš norėčiau parsivežti savo atsiminimui. Ne? Jo. Tai va. Mes šiaip neturim plano, nežinau. Mes Gal paskui eisim į barą. Mes neturim plano, bet gal taip ir yra smagiausia, kad tu neturi plano. Tiesiog elgiesi kaip tau smagu tą sekundę, o ne kažką turi sekt kažkokį grafiką. Jo. Vienintelį dalyką, ką užsibukinom, tai užsibukinom šeštadienį eiti į Parguelą ryte 9:30. Va, valgo šeima. Tai čia yra toks tradicinis ispanų šeimos susibūrimas. Tai jie tiesiog įeina kažkokį tokį kaip į bariuką ar kažkas tokio, bet toksai, kad laukia, kad sėdėtum. Pasiėmė daug vyno, nežinau, ar matė, daug monkų vyno yra. Tiesiog kalbasi ir tapas valgo visokias. Filmuoju.
19,5 km. Nuėjom 19 km. Tai va, filmuoju holą. Ką, su Matu? Nusipirkom Sephorui. Šį kartą tokius ne tik aš, tokios ir Matas, o ne? Jo, Nežinau, ar matysi. pamatysit, ką pirkau. Ema, dabar turėtų matytis. Matai, pasakyk, pirkais ir to, ne? Jo, Iš tikrųjų, čia viską pirko Matas. Ir čia labai dėkinga. Tik ar dėdis. Tu man pirksi kėdus. Jo, aš jam pirksiu kėdus. Tai mes susidarėm taip. Tai nusipirkom 4 dalykus. Tai viską pradėjom, dėl ko mes ėjom. Mes ėjom po šito House Labs concealerio. Tai išsirinkau spalvą. Labai fainas, tikiuosi bus. Ir tada pamačiau, kad jie turi tų šepetėlių, kur aš noriu. Concealerio. Tai šiais atsidarys. Tai pasiėmiau ir šepetėlį concealerio. Ir tada turėjom pro kvepalus. Ir man labai patiko šitie replikos kvepalai, ane? Jo. Rinkosi tarp dviejų. Ir pasiėmė Jazz Clubo ir tarp šito. By the Fireplace. Tai va, tai pasiėmė šitus. Va tokį. Sakė, Date Nightus dėsis. Tai va. Tada man reikėjo dar šitai kompaktiniai pudrai, kur naudoju šepetėlą, nes aš jai dabar naudojau šitą pusę šito, bet jisai per tankus. Tai man reikėjo normalaus ir man labai šitas mylimiausias šepetėlis. Tai aš dėl to pasiėmiau iš to pačio brando, kur irgi sako, kad labai geras. O tokį. Iš dviejų pusę irgi. Tas smulkesnė pusė, tas stambesnė pusė. Tai va. Ir tada dar maisto halas, nes dabar ieškom, kur nueit pavalgyt. Ir visi barai, kur norėjom nueit, nebedirba. Sudarė. Bankrutavę. Nežinau, kas čia pasidarė. Bet jam į 2 barus, ne, ar 3, kurie buvo sudarę. Visi išsirinkom ir visi 3 nedirbo. Visi 3 nedirba. Jo, pasiėmėm visokių čipsiukų įdomi. Tada Matas norėjo paragauti šitų kaip krem brûlée, bet ne krem brûlée, kažkokie čia pudeliai. Tada pasiėmėm guminukų. Žiūrėsim filmą. Tada pasiėmėm tokios dešrytės, tokio kumpio, sarano, ką čia kažkokio. Tada prie čipsiukų guacamole pasiėmėm. Pasiėmėm šitų spurgyčių, jos dalykai geros šitais. Mes ją valgėm, tikiuosi nepasikeitė ir nenulau šį kartą. Tai va, toks mūsų šiandienos holas. Ai, dar patiekus, buvom taip pat supermarketą, tai pasiėmėm tiesiog buldatą, kad galėtumėm čia užsipilti, jeigu norėsim valgyti, ir dar kažkokį čia curry flavor irgi buvom tokį. Dar buvom pasiėmėm vandens ir kažkokį gėrimą, bet jau nematau nebėra. Tai va, tai turim tik vandens dabar. Paragausiu spurgytę. Matas nenori paragauti spurgytės. Jis sakė, užsiėmęs dabar. Tikriausiai ne, aš neprisimenu. Pamiršai? Pamiršau šortus. Nieko tokio. Tu turi kitas kaminas, jeigu aš užtėčiau tas pižaminas? Ne. Turiu tik tas pižaminas ir džinsus, kuriais esu. Priu ir geras spurgytės. Jam dabar į statusą. Pasiėmėm sumuštinį va tokį. Su spanguolėm. Čia yra kumpis
salota ir batonas su sėklom ir spangu. That's crazy. Ir jis pasiėmė kavą, tada kokią pasiėmė. Brown sugar shaken espresso. O man dar kavos nepadarė. Mano kavą jau daro 15 minučių nušūdėjau. Kava nam tavo. Aš matysiu. Wow. Čia žiauriai nesistorgo šitoj kavinėje. Arba ne. Nežinau, matys, bet ten kokie 20 podelių tiesiog sudėtų. Už 2 kavas ir vienas muštinis mokėm 19 eurų. Tai Biški brango? ne biški. Labai brangu. Jo. Bet vakar nieko vakarą neišleidom, tai galėjom sau leisti kažką tokio. Bet daugiau neįsimanau, eisim kažkokį turkų pigiau. Bet vakar netaupiai buvom Five Guys, nusipirkom daug ten kainavo. O paskui žiauriai taupiai, taip kaip pardėjom. Jo. Mes kažkaip davėm Rokui ir Atelijai patarimus, kaip taupiai gyventi ir patys sulaikomės, kas yra kreizi. O jie nesilaiko, jie jau tapas valgyti. Jie 2 kartus į restoraną eina per dieną. Nu, kas šiaip ir nesąmonė. O mes valgom iš parduotuvės. Labai skanu. Viskas, eisim tapas šiandien valgyti. Taigi koriandrą beveik išėmėsim. Jo, bet tapas irgi norėčiau. Norėčiau pasiimti čiūrų. Norėčiau pasiimti tavo bulvę bombą, ar kažkaip kaip vadinasi, bulvinę bombą. Ten su mėsa. Šiandieną pasidariau make-upą su Matu dovanota make-upu iš Pagas Sephoros holo. Pasiėmiau krapę. O aš Brown sugar shaken espresso. Žiūrėkit, kaip mano vardą parašė. Teisingai parašė Matt. Jis labai skanus. Jis kaip panašus kaip Amerikoje. Ponia. Bet nėra toks saldus kaip Amerikoje. Jo, Amerikai tai žiauriai saldžiai daro. Man šitas, Europiečiai visi supranta, kad Amerikai per saldu. man šitas panašus kaip Korėjai darydamas su bananų pienu, bet nėra bananų skonio. Bet panašus skonis. Tai Amerikai geri bananų kavą. Kaip Korėjai. Ai, Korėjai geri. Jo, Korėjai geri. Tas pats intensyvumas kavos. Jo. Šiandien varysim išsinuomoti skuterį. Varysim į kalnus. Ir matosi visas Barcelonos miestas iš viršaus. Ir dar yra tokia bažnyčia ant kalno garčiai. Neradom vakar kėdų niekur. Jo. Vakar jūs tikriausiai matėt mano per telefoną filmuotą holą, ką mes pirkom parduotuvėj ir ką mes pirkom Sephorai, bet mes nepapasakom, ką mes nuveikėm vakare. Mes ieškojom tapas visur ir niekur neradom pavalgyti, nes visos vietos, kurias buvom išsirinkę, buvo uždarytos. Aš žiūrėjau ten YouTube'ai, tarkim, apžvalgas ir panašiai, ten kur tipo top ten vietos Barcelonai. Susirinkom 3 vietas ir visus nedirbo kažkodėl. Ja. Dėl to mes buvom taupus ir mes tiesiog nuėjom į parduotuvę maisto prekių. Nusipirkom visokių kumpelių. Širdis skanus jau. Jo, kumpelė viskas skanu. Tiesiog buvom belia kaip pavargę, nuėjom 27 000 žingsnių, bent jau aš. Ir viską labai daug apėjom, daug pamatėm ir mes buvom labai mažai miego turėję visą dieną, tai toksai per daug visko. Aš dar panepinau vidury dienos. Jo, aš nenepinau, bet, nu jo. Jo. Gerai, ką čia mes nekalbėsim per daug. Eisim skuterio ieškoti. Čia aš geriau. Ar tas sakėt, kad važiuosim su skuteriu? Aš dar nežinau, kur mes važiuosim. Kalnų kažkur. Kaip ir Budapą. Jo. Norėčiau pamatyti visai tenai. Bet tai kiek smagu yra, kai ne -10? Daug smagiau. Norisi vasarą, tą ne vasarą, žiemą atvažiuoju čia nes Aš tiesiog einu su Maike, prasisegęs striukę žiemenę,
su kėdais ramiai savo net nešalta. Crazy. Čia visi žmonės taip gyvena, pas jos nebūna šalčiau. Gerai, einam ieškot skuterio. Yes, thank you. Thank you. Dar nusipirksim iš čionais. Labai viskas, ko norėjau. Kaip vlogas, apsipilimas. Visą laiką turiu apsipirkti, late. Čia kas nedaug. Ir visą laiką užfiksuota būna. Sí, por favor. No, pues Mes nuo mergaitiškiausių gėrimų, nuo bramšių, kur šiek tiek espresso ir frappuccino, jam espresso. vis dėlto mes esame Mūsų labai range didelis, reiškia, mūsų yra kavos išsilavinimas. labai aukšto lygio. Nusprendėm, kad pirksim šitą puodelį. Parodyk man tą puodelį. Barcelona parašyta. Labai fainas, ar ne? Mes pakalbėjom su tą barista dar. Papasakau, kad aš buvau barista 3 metus. Ne, paklausiau, aš nebedirbu su kava. Sakiau, kad tiesiog hobis. Bet ko pradėsi? Ką aš? Galbūt mes darysim savo kainą. Gal kažkada. Bye. Ei, nusipirkom puodelį. Ne? Jei! No man. Jo kietas. Čia yra, kaip čia sakyti, čia nišinė kavos parduotuvė. Nišinė kavinė ir kavos parduotuvė pupelių. Ir mes nusipirkom puodelį, kur parašyta Barcelona ant jo. Labai gražu. Reikės labai saugot puodelį. Jo, nes jis baltas. Nes kitą nusipirkti tik čia gali. Jo. Bet čia toks visai fainas, nes parašyta, bet jis nėra labai kažkoksai ryškus ir jis mūsų stiliaus, nes mes nemėgstam tų rankenėlių. Ja. Ir mums tiks prie interjero. Jo, grinai, prie mūsų stalviršio, prie buto. Pažiūrėk, kiek prispinta balandžių. Va, kiek šeria. Čia šiaip bele kas su tais balandžiais. Tenais pažiūrėk, pašėrė irgi, kaip visi suskrenda. Pažiūrėk. Oh, no, 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 no. Pro pat žmonės paskrenda. Ten lietuviai. Kur tu žinai? Jis sakė, tėtis, balandis. Kur? Tas vaikas mažas. Va, varėkė. Tėti, prieš tai sakė, tėti, balandis. Gerai varom, man. Oh, no, 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 no. Einam pro kitur, prašau. Mane ką tik nesudaužė balandį savadės. Dabar varom į skuterio. Tai va, mes labai daugiau filmuojam, daugiau parodom visko. Čia šiaip nieks nesilaiko raudoną ar žalią. Jo. Esmė yra ar važiuoja mašinas ar ne tiesiog. Nevažiuoja galima. Tiesiog einam raudonu. Ja. Bet aš suprantu ir kodėl šiaip, nes, pavyzdžiui, būna, kad, tarkim, nevažiuoja mašinas visiškai, bet raudona dega ir ten gali laukti kokias 2 minutės ir neužsidega ta žalia. Čia jiem reikėtų gal pradžiai sureguliuoti normaliai šviesoforus. Bet tai pas mumis, kur gali paspausti. Jo, kad, pavyzdžiui, paspaudimo būtų, nes čia nėra jokių paspaudimų. Ir tiesiog neužsidega žalia labai ilgai. Nusipirkau šitų daug dalykų, brangių iš Sephoros ir daugiau šiais metais nepirksiu nieko Sephorai. Aš dabar supratau, kad nieko neminėjau apie kitas makiažų parduotuvės. He's so smart. Look at this devil smile. Man nepatinka, kad per skrydį žiauriai išdžiuvo lūpos ir dabar tas espresso nudažo lūpas. Aš šiaip tai nežinau, kiek čia girdisi, nes čia triukšmo daug aplinkui. Ką nežinai? Nežinau, kiek čia girdisi mūsų, nes čia daug triukšmo. Tai čia už mūsų dabar tiesiog režimas.
atėjom su kiek tu jie kainuoja? 13 eurų. Bet jie atrodo žiauriai gerai. Iš čia žuvies, ne vežtinio žuvies. What? Jo. Su mango. Jo, pasiėmam. Gal tokio. Kas čia? Su čipsais? Crunchy. Gerai, imam tą. Bet kiek šitą? Paprasta. 17. Oi, bet šitą banką. Bet šitą pigesnė. Tai tą, tada šaunam Filadelfiją, kad paragauti nuo Čia 6. yra kaldaniukai. Ūgi, jozas jau. Yra šašliukiukai. Čia tapas visą. Gerai, imam. Čia dar visas skaniai atrodo, bet čia 10 eurų. Jo tokių? Ne, aš šitų. Čia daugiau. Šitų? Ne, aš šitų. Šitų? Tai aš šitų noriu. Gerai, gal. Čia kainuoja tas soja? Ar ne? Piesnė? Mums čia reikėjo vakar ateiti maisto. Radom kažkokią žiauriai sveikuolišką, bet čia viskas. Čia viskas. Einam pažiūrėti. Gali gerų dalykų pasiimti. Tarkim, va šitai yra iš Alakantės. Iš Alicante. Alakantės. Ispaniškai. Ispaniškas. Aš gal pasimsiu. Gerai, einu dar daug kažkas. Kada? Aš noriu pažiūrėti. Pažiūrėk, yra vaisiai pjaustyti. Neimsiu, tiesiog noriu pasižiūrėti. Čia laukės kokio dydžio. That's cool. Jis apgirti bomba. Tai tu sakai, nori, kad aš... Tu sakai, kad aš noriu, kad pasižiūrėk cheesecake-as koks yra. Tavo tas. Kur? Ne čia, ne šitas. Tradicionalių. Man net kaip gerai norėčiau. Tai galėsim visam grįžtam. Blynai yra. Čia palekai sveikuoliška viskas. Daržovų, Čia pažiūrėk. mano mamos dream. Pažiūrėk. Čia viskas Daržovės su garu. šviežu. Su garu. Viskas yra šviežio, aukščiausios kokybės. Iš Ispanijos. Žodžiu, crazy, aš čia norėčiau gyventi. Ir čia išvėl. Man tas neveikia net. To reikia žemiau pastatyti. Aš jau tokia esu. Atvarėm pasimti skuterą. Jo. Einam. Čia mūsų skuteris. Ir mes varysim į kalnus dabar. That's nice ruin. Atvarėm į Tibidabo viršūnę su savo Žiūrėkit mūsų mopedu atvarėm. mopedukas. Labai smagu. Turim sušiukų tos, kurias pasiėmėm. Šitas geresnis negu tas, kur rodė, turėjom šitas galingesnis. Ja, mes turėjom rodę labai prastą, pigų, o dabar pasiėmėm geresnį. Sumokėjom 45 eurus. Paliekam savo skuterį. Čia žiūrim dabar kitą kalno pusę už Barcelonos. Ten matos apsnigtas kalnas, va tenais. Tai va, žiūrim. Dabar eisim į tą bažnyčią tenais. Idem. Yes. Gal nori čia suvalgyti sušiukų, ar paskui nori? O paskui, einam pradžioje, pažiūrėsim tą kalną, paskui čia ant saliuko labai geras. Tai va. Pradžioje, kai buvo baisu važiuoti ten, nes mes paėmėm realiai mokadą iš miesto centro, tai kol išvažiavome į priemiestį šitą žiedas ant žiedo, milžiniškas žiedas žiedė, ten 3 šviesoforai, ten, oh my god. Jo, ir dar mes ryte kalbėjom, nu tai gal reikėtų pasimti ir hotelį įsirauti. Jo, galvom ir hotelį įsirauką duot. Taip, pasimt ant mūsų teisių, nes jie neturi teisių ir taip paduot, nes ten, nu, patį mopedą valdyti nėra sunku, bet... Jo, bet realiai eismas tai čia, nu jo, kol reikia mokėti. Jo. Nu ne tai, kad žinai, kad nukris nuo skuterio, bet tiesiog, nu, nesusigaudys ten mieste, ten... Nu, susinervins tiesiog, nes... Jo. Dabar einam ant tos bažnyčios, kur yra ant kalno viršūnės. Taip ir dabų. Kažkur kaip vienas. Man atrodo, ai,
Jeigu kažkas esate žiūrėję Draugų serialą ir tenais Draugų seriale yra, kur ta buvo Rachel istorija, kur ten paskui ir Joey's pasakojo, kaip suvilioti ten kažką. I was just outside of Barcelona, hiking in the foothills of Mount Tibidabo. Jo, atsimenu tą seriją. Tai va, Tibidabo bažnyčia, ten tipo, kaip suprato, ko nori iš gyvenimo, tipo, šitą bažnyčiai. Tai mes suprasim. Mes atvarėm aplankyti vieną iš draugų objektų. Because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. So don't give away my love. So don't give away my love. So don't give away. And another woman that can take your spot, my love. Tai va, valgysim sušiukus gražiausioje vietoje, kokioje esam valgę sušius, su va tokiu vaizdu. Žinai, mes vieni. Vieni visiškai. Ir va, Galim valgyti savo Valgysim. sušiukus. va tokius sušiukus. Kamera gaudo mato. Haha, nes aš labai jaučiuosi. Dėl ko man kartais erzinami. Gražus. Ragaujame. Čia iš sveikuolių parduotuvės. Kiek mes šviežus žmonės. Su šviežia žavytė. Wow. Turim sojos, turim Wasabi. Nemokama soja, nemokama wasabi. Turim suši. Alio, tai kas tas valgys? Belekai gera žuvis. Belekai gera. Valgys ir aš tą. O, my god, glaziniai jau. Bet jo, Čia be glazinimo, čia iš tikrųjų taip stovi? skinavo 13 eurų. Priartėjo visko. Belekai skanu. Kaip tipo nežiūrėjo savo, tiesiog iš pardos tai čia skaniausia. Bet 13 eurų, žinai. Čia šviežia žuvis žiauriai. Taip, net Sushi Express'ą pas mus tokias Čia kaip šviežios. Sushi Express. Čia geriau, matai. Yra viena tokia problemėlė, kad mūsų telefonai išsikrauna, Jo, o mes nežinom kaip grįžti be navigacijos. Mūsų telefonai išsikrauna. Mano tai išsikrovė. Jo, Vienas visas visai procentas. išsikroja, mano mažiau negu 20. Tai tikimės, kad užteks baterijos grįžti iki namų. Jo, nes durys neatsidaro be telefono. Nes reikia paspaust programėlį. Unlock. Ražuolis, Taip. žiūrėkit. Bam. Akinis turi. Galim varyti. Jam šiuklės mes ir važiuojam greičiau, kol neišsikrovė viską. Dabar įžengiam į namų dalis. Dar užėjom pasiimt gėrimo. Ir tokia kepyklėlė prie pat namų. Ir jinai tokia kaip baklavos skonio kruasanas. Žiauriai geras. Jisai iš išorės traškus ir viduje minkštas. Ir jisai toks medaus skonio, bet ne per saldus. O dabar čia šlapas. Jo. Vyksta siesta ir mūsų restoranas kojietiškas nedirba. Ja, varam dabar pasimti tokį Asian tea. Yes. Tokie įdomus. Vieni guminiai, kiti. Čia pamatai. Nesalda? Skanu? Gerai. Nu, aš nėra, kad mėgstu passion fruit, bet šiaip jeigu mėgstu passion fruit, tai skanus. Vienai passion fruit skonis. Labai mėgstu passion. Nori paragauti? Čia passion fruit skonis. Labai buvo fainai žiūrėti, kaip šeikina. Jo, tai pirma. Ir nebelaksta. Jos daugiau saldumo. Mes paėmėm nesaldžią. Mažiausiai saldumo.
Bet žiauriai skanu, Mes žiauriai norėjom gaivaus. gaivaus. Žiauriai geras. Man patinka tie ekstra dalykai. Aziečių kvartalė kažkaip. Aš sakau visus įmanomus žodžius, kai nepasakyti to vieno tarptautinio žodžio. Ir man kas čia blogo? jo, tas. O tai kas blogo yra pasakyti, kad čia yra aziečių kvartalas? Čia tiesiog akivaizdžiai yra aziečių kvartalas. Čia yra tie, kur Korėjų buvo. 100%. Hi. Which is the best seller? Best seller. Most popular. Very popular. No one. Okay. Aš tai tau siūlau tą miksą jums. Jo su grape ir Nes mes grinai tą valgėm Seule. strawberries and grape. Great. Okay. One. Okay. Is this food is from South Korea? I don't know. Nu, nekalba angliškai. Ar turit vertėją? No. Ne, nereikia. Tai nežinau, į kokią kalbą versti. Ispanų. This paper you can eat. Oh. Wow. This paper you can eat. Okay. Sure. Ne, gal vienas šitas. Negalim popištą valgyti. Apgavote. Jis yra visiškai nulo skonio. Jis yra miltų skonio. Tik tai miltai turi daugiau skonio. Reikia paimti gal 2 rankom. Aš nukandau popą. Darom? Palauk, reikia. Dabar reikia norėjo? Aš nemanau, aš norėjau apdėti popierių iš tikrųjų. O, okei. Aš noriu, kad jis būtų Dabar vasaras. mes Snelėm. turėsim popierių iš Ant viso. limbo. Kaip želė. Želė. Very good. Very nice. Let's go. Let's go. Yeah. Thank you. Thank you. Labai bėgasi. Illegal jausmas valgyti popierių. Jo, atrodo, ką aš čia darau. Man tai perkam šitą. Žiauriai. Žiauriai stikiai. Paprašau. Nėra žiauriai saldus. Nes mes kai Korėjoje pirkam buvo žiauriai saldus. Tai žiauriai gerai, man žiauriai patinka. Jis tą suprašė, kad nori. Jis tą nori suprašė. Labai ralu. Yes. Let's go. Ačiū. Ir ką? Šiaip šitas skaniau negu Korėjoj. Aš bent jau gadaimiau. Čia buvo daug skaniau negu Korėjoj. Šaldyta labai gerai. Čia skaniau negu Korėjoj? Ja. Tai dabar. Korėjoj daug saldesnės jos buvo. Čia man jos gaivesnės šitos ir daug skaniau. Jūs matėt Korėjoj mano reakciją, kai šitą valgiau? Jo. Turėtų būti baisiai, ar ne? Čia nais yra traškus. Iš išorės ant Korėjoj nebuvo toks traškus. Ir jisai buvo šaldyta ir sutižus braškė viduje. Mūsų šaldyta ir tada čildyta. Bet gal dėl to, kad iš turgų kur ten kažką. Nu jo, bet ten to ir kilė iš turgaus. Mes vienai dabar atvarėm tiesiog koriečių rajoną. Ok, aš kažkaip naudė nepažiūrėjau. Batmanas. Saved. Spider-Manas. Ir Matė dar 3 kamera žingsnis į jums priekius. Norit gal I atsigerti am the kažką one dar? who wants to get this back on Vienas the street. kyšio. Taip. Kažkaip taip neskyšio noriu. Gerai. Jeigu tu norėsi dar, nes jau Ne. norėsi, tai gali rasti. Čia gal varom į supermarketą, gal ten bus korėjiečių maistą. Geriausiam supermarkete pasaulyje. O jo, jums reikia būtinai ten varyti. Ten yra belekai sveikuolių supermarket. Ten yra šviežus visi daržovės, vaisiai. Mes nusipirkom Negausiu bolos nuo pomidorų kokio. Ne, ten yra, nu, tipo, ispaniški. Tas ateini ir tiesiog pučia kažkokį garą. ant Jo, daržovių. pučia garus į daržovės, karočią palaikyti šviežias ir panašiai. Karočią, Okay, send the Mes location. nusipirkom sušių, tenais daryti, ten buvo geriausi sušiai valgyti Jo. iš parduotuvės. išpardė sušiai skanesni negu iš Sushi Express ar dar kažkur. Mes išleidom... Mes išleidom nuo 5 eurus ant transporto bilietų. What? Kur jūs važiavot? Mes nusipirkom 8 Iki pliažo. raidus. A, jūs nusipirkot 8 raidus. Nes aš galvoju, vieną kartą nuvažiavot, už 5 eurų. Bet šavelis buvo... Moklės. Moperos kanalo Camping Sauce. Mes Jo. nusipirkom už 5 eurus nuolatinės business kortelės, kurias galima papildyti iš naujo. Ir nusipirkom po 8 raidus, tai 16 raidų. Nice. Tai labai gerai.
Palaukiam jų. Galit matyti, kaip nelegaliai kertama gatvė yra. 2 užsieniečių. Viskas ant kameros yra, kaip perėjot, ne per perėję. Tavo yra first person. Ne. Ten nukirpta yra. Ne tik parodė, bet first person POV. Pas jūs atsisegos kuprinę. Let's go. Čia reikia patinai nusilenkinėti visi. Čia grinai kaip Korėjai. Nieko nesupranti. Kas? This is good. Reikia šitą pasiimti. Šitie yra geriausi. Aš imsiu juos. Šitai žiauriai geri yra. Mes vien tik šitos valgiom Korėjai. 2,5 €. Jo, bet šitai yra dabar Šitie šiaip. yra geriausi. Aš pasimsiu. Aš pasilgau. Jie žiauriai skanus ir dar yra šitas skanus, kur story būna tokie, kaip makaronai. Irgi failų. O, Rokai, radau tau kaip tik. Jūs jau galvot, kad didesnę bagą negalime nusipirkti čipsų. Asians have some success. Ei, jau. Mes šitas labai vagiam Korėjai. Kokia jūs skonė? Kaip medaus, tokio... Perfect, that's how I mean. 3 kalorijos. Šitam keliui. That's crazy, parodė. Čia- Sodžių. Žiūrėkit. What? Var. Tutorimas, kiek čia daug gerų dalykų. O man kaip tik reikia kažko. Galim daryti skoniem barbekiuomis. Rice cookers. Rice cooker! I need the rice cooker, man. Mes tikrai neprasirašėm. Holy shit, look at this rice cooker. Such a beauty. Aš čia noriu nakščių vidė. Na. Tai gal po? Uncle Raudžio. Jūs te, vokai. Šanom voką? Tai norėčiau voką. That's crazy. Kokį mažytį voką norėčiau. So pretty. Azietiškas servizas. Wow. 3 €. Ką parašo? 2,5. Azietiškas servizas. Wow. 2,5. Kiek yra kiniškų dalykų. Tai mums Kiniška. reikia. Oh my god, look at this. Pažiūrėk arbatėlės gerimo ceremonijai. Kiek katiliukų mažų. Pažiūrėk, mes sakėm grėjomės, kad neparsivežėm šitą. Peso ant matų. 6 €. 6,95. Kaina kaip Korėjai. Bet nėra grūstuvės. Tai gal ištraukia iš kažkur? Rokai, jūs dar nematėte, tenai spardė yra daiktų. Korėjai. Jūs dar tik pusę geriausią pamatėt, kas yra šitoj paratai. Žiūrėkit, tiesiai. Dar, sakyk kairę. Oh my gosh. Rice cooker. Yra rice cooker, yra wokų. Tenais toliau yra. Žinai, ką pasakyti vienas žmogus? Fujo! Čia yra tas daryti, ką Korėjam barbecue namuose. Visko reikia. Atėjom iki Triumfo arkos. Pana šalta? Jeigu noriu striukę, aš tau galiu duoti, man tai karšta. Jeigu jam tai noriu striukę, aš prakaituoju. Jo, jam taip karšta, jis... Jo. Pabandom prie mažo ispano vaiko prieiti padaryti 6-7, pažiūrėsim, ar tai išmės ar ne. Bet 3. Tiesiog apsupom, kad jis žiauriai tiesiog neturėtų kaip pabėgti. Reikėjo taip vaikų aikšteliai daryti. Oh my god. Tas žvengęs, nežinau, galbūt greitai, galbūt žinau. Bet dėl to, kad čia yra labai graži palmė. Mes grįžtam į savo mylimiausią savo vietą. Ir tenais yra Rokas su ateljė. Jie irgi pasiėmė valtį. Ir mes pasiėmėm valtį.
Atvarėm į tą parką. Dabar jau atsimenu, kaip vairuoti. Kaip fain. Aurimas Olevičius per Atlanto Blūgą. Gerai plaukė. Mes esam piratai, atiduokit užkandžius. Turim makaronų, bet prieskonių, jeigu nori. Okei! Aš turiu supratau, pas tą įračius ko nupiešti. Tai toks atrodo su kariu. Ok, bandyk. Ką tik valgėm tą Asian snacką. Aštrų. Vos nemirėm. Gelbėjo mūsų vandenį. Atsigėrėm nuo šalio vandens. Galime, šitų piratai. Dabar valgom šitus. Bet šitus valgom. Geriai piratai. Geriai piratai. Vyksta. Dabaliu, kad užrodė šitą sneką, nes nebūtų numalšinti. Sakau, grinai yra kaip medaus skonio. Mes neturim čia jie. Mes nieko neturim. Elio, matai. Ant spėdoje. Save yourself. Bye. Susitiksim vėliau. Pabiški tamsta. Atvarėm į korietišką. Korean barbecue. Korean barbecue. Restoraną. Dabar kepam mėsytę. Man sekasi žužnytlam, taip, jam sekasi su tuo sneką. Kas tavo įmirti? Atole esta spicy or yeah. Eso por lechuga, no inside. Okay, thank you. Bandom churros. Lyja. Skanu. Oi, kokios karštos. Sargiai varva. Skanu. Ne? Labai skanu. Labas rytas, vlogas. Dabar yra 8 ryto. Šeštadienis. Vakar nenufilmavom užbaigimo vlogo. Buvom dar su skuteriu savo pasivažinėti, o dabar važiuojam į paplūdimį. Turėjom nuvaryti ant saulėlydžio. Ant saulėtekio. Nu, kaip matot, jau šviesa. Kaip matot, jau šviesa, tai man atrodo pavėlavom. Bet mes varom tiesiog pasižiūrėti, nes dar nebuvom prie jūros. Vakar važiavom, bet buvo per daug tamsu. Tai dabar varom, kai šviesa. Oh shit, man reikia kurą. Ne, bet čia netiksliai rodo, vakar rodė 1 kortą, bet jau reikėtų. Oh my god, kuras pasibaigė. Mes apipylėm mopedą benzu. Ten dedasi mano koja. Nusivalo tas logo. Logo tik. Šiaip tai benzas yra skidiklis, tai jis jo tipo valo. Tai va, tai sakau, nusivalo spalva. Poliruojam. Poliruojam. Tvariam. Kaip Argoje vis dėlto, nes policija tenais apsukinėjo visus prie paplūdimio. Tai va. Mes esam Pargoje. Žiauriai šalta ir vėjuota. Belia kiek žmonių. Belia kiek žmonių. Bet gavom visai gerų Nuotraukų. kadrų. Jo. Man nukrito nagas. Kol dar nebuvo nieko. To nagas tai sėda. Bet čia toksai yra nesąmonė, nes tu turi bėgti. Tu gautum nusifotkim. Tai čia reikia, kad mes jau antrą kartą šiaip turėtumėm ateiti tiesiog pasimėgauti, bet mes vis tiek norėjom nusifotkinti gražią nuotrauką. O po mūsų buvo jau kokia 30 azijiečių eilė. Jo. Pafilmuok šitą vaizdą, tada pafilmuok kiek ten žmonių. Ir nei vienas iš jų nepagalvoja tiesiog ateit čia nusifotkinti. Čia yra belia kiek žmonių. Bet jie, žinai, dėl tos atbrailos. Gal. Tai ne dėl vaizdo. Ai. Labai gerai.
Nah, fuck that. Beautiful dance nuo ant jūsų. Dabar jūs eidė. Gerai. Na, aš norėjau. Aš dabar turiu, bet mano paskui primušė. Good success. Tiesiog, ten. Yeah. Okay. Atilės geras. Jo. Matai, ką nori savo ten? Darykit, ką nors. Ar tu darysi tą Fortnite'o? Fortnite'o šokį. Taip pat daryk Fortnite'o tą. Padaryk. Tą. Kabinimą, tipo. Mes tiesiog entertainam. Video vlogą. Šį atrodo rimtai. Tiesiog, palaukit, nuimsiu šitą, nes nebiškis tiek mūsų. Na, nuimu. Iškirpsim šitą garsą, ar ne? Aš tikrai dėsiu šitą. Ew, this is so cringe. Guilty. Paskutinis gal Barcelonai. Išleis tiesiog tik su šitu. Karočią, ateisime į airportą, karočią, cringe people alert, karočią, tiesiog dvi mūsų nuotraukas. Nesiartinkit, nes galite pasigauti cringe ligą kokią. Jie tai tikras papūgos. Tikros papūgos. Parkas yra viešasis parkas Barcelonoje, sukurtas architekto Antoni Gaudi. Iš pradžių jis buvo planuotas kaip prabangus gyvenamasis kvartalas, bet projektas nepavyko. Į laimį mums teritorija virto parku. Gaudis kurį laiką gyveno Park Güell teritorijoje. Tai buvo vienas iš nedaugelio pastatytų namų, kai parkas dar buvo planuojamas kaip gyvenamasis rajonas. Gaudis savo name gyveno nuo 1906 metų iki 1925 metų. Tai kiek jam metų dabar 120? Tam namui? Ne, Gaudžiui. Kiek metų? Nežinau, jis miręs. Ha? Miręs Kas jis? jis mirė? Jau seniai. You serious? Jis architektas ar inžinierius? Abu. Viskas. Ok. Jo, tai sakė. Jisai buvo pirmas, kuris buvo toksai ir architektas ir inžinierius viename. Jis užsimaksino visus įmanomus teatsus. Jis suprato, kad žmonės nesupras ir tiesiog pats padarė visą. Bet jis realiai tas žmogus, kuris gali bet ką pastatyti. Jam tiesiog reikia brolio statybų. Kur tiesiog, jie tiesiog dviese visą miestą gali Brolės Sagrada pastatyti. Jam tik daug betono ir akmenų. Daug brolių turėtų. Tada reikia brolio detonatoriaus, kurio čia kur iš kalnų atvežtų akmenį, žinai, visokius tokius. Antoni Gaudi gyveno 73 metus. Jis gimė 1852 ir mirė 1996 birželio 10 dieną. Yra jo nuotrauka. Oh, look at this guy. That's Gaudi. That's Gaudi. Vienas unikaliausių genijų pasaulyje. Palikom savo mopėdą. Dabar atvarėm valgyti paėlios. Paėlijas. Va, komida. Miksą. Aš norėčiau tą miksą jam, kur mikso būna. 23. Tai mes galime vienokią, jie kitokią. Order one paella for 24 euros, or do we have to order for two and the other be 48? No, the paella is for individual. The price is individual. If you want only one paella is for one person. Right. One paella is for one person. for one person. Yeah. So, it's individual paella. The paella is individual. The price is 20 euros. It's for one person. If
If you want only one, it's possible. It's not. Okay. We can... Only one portion for 2 persons because we don't want to eat a lot. We just want to try it. The portion isn't the normal. It's 18 grams the rice. See, you want to test for one paella for 2 persons. It's only for test. It's not so much. We just want to try it out. Just want to try out. Okay. Don't want to pay a lot. This is no problem. Maybe it's open in 12. So now it's closed. Okay. For you. Okay. Tai užėmė vidų, žinai, paklausiam, ar galim užsakyti vieną paelę, žinai, vieną žmogaus porciją, tipo 2. Tai sako, viskas gerai, galima užsakyti, bet sako, bus labai mažai, nes vieno žmogaus porcija, tas, kur yra 22 eurai, tai yra 80 gramų ryžių tiesiog. 22 eurus? Jo, už 22 eurus labai mažai tu realiai gauni vieną porciją, jeigu tu perki vieną tą porciją. Galima skaitai daug porcijų? Nu tai tarkim, mes 4 perkam, tai kiekvienam žmogui tai ten po 8 gramų, nu tai 4 × 8, 320 gramų ryžių bus ir bus daugiau krevečių, ten kokios ten 7 krevetės, ten dar kažkas ir panašiai, bet tada kainuos tai 20 eurų, 22 eurai × 4, nu tai 80 kažkiek eurų. 88. Tai čia vis tiek bullshit. Nu tai taip, tai aš sakau, nu tai čia brangu. Nesąmonė, aš nenoriu tos paelės. Nu tai va. Kaip tu žiūri, marai? Ne, aš norėjau, nes aš maniau, kad tipo, čia bus skanu ir tipo, bus pakankamai pigu ir bus nice. Ne, pigu tai nėra. Jo, čia pigu tai tikrai nėra, tai nežinau. Jeigu tu nori paragauti... Ir jie sakė, dirba tik nuo 12. Jo, ir sakė, galima užsisakyti nuo 12. Tai na, pašogar, aš nenoriu, aš tikrai. Nesąmonė čia visiškai. Varom takų, kuris sakėte, kad takai yra? Takai yra prie katedros tenais. Bet mes tada paliekam tą mopedą. Jo, jie yra tam gotiškam rajone. Kiek kainuoja? Tai nebrangi po... Euras už vieną, euras 8 už vieną. Skaičiuokai, kad po 2 eurus už taką vieną. Tai liuks. Jau palyginus su paelė 80 gramų, 2 eurų. Amen. Ok, atsiusk adresą ir Google Maps, tipo... Jo, tai mes varam priduosim mopedą ir peškom eisim irgi ir tenai žodžiu susitinkam. Tai jo, bet atsiusk adresą. Jo, gerai. Čiau. Na va, pasikeitė planas. Jo. Bet nesąmonė paelė, čia belikai brangu. Jo, nebuvo tokia skani aną kartą, tikrai mes neverta, labai tai- gailėjomės, kad mokėjom tada. Čia skemas praktiškai. Nu, jeigu mes galvom, kad čia yra skemas, tai čia buvo skemas, nes Jo. ten žiūrėjom mažai pavalgėm ir ten belikai išleido. Atvarėm į azijietišką. So weird. Ne azijietišką, meksikietišką. Atvarėm meksikietišką. Tikrai mano skaniau už tavo, paragauk mano. Čia yra vis tiek ispanas. Jo. O, švelnus. Jo, tu labai toksai stipru, nu, Tai čia apską. jis nėra alkoholinis, bet jis toksai. Jo. Bet šiaip tai margarita čia tradicinė. Tai Čia Mexican. labiausia tradiciškas, meksiškas, meksikietiškas. Ir vertinat, čia neturi deginti, čia mes jaučiam alkoholio. Jo, aš žinau, tipo, bet žinai, kai būna prie tėvų pirmą kartą, kai išgeria, no, dance, oi, kaip, aitru, gregina, oi, kaip nemalonu. Aš galiu be prieskonio. Nėra kelio aplinkui. Rokai, tavo. Mats? Mats ir Roks. Mats. Yeah, Mats here. Snatch. Okay. Apie 200.
Kažko trūksta. Duokit jūs pafilmuoti. Apskendė. Man rodos trūksta vieno. Suvalgė, tiesiog matai, čia tuščia vieta, čia buvo suvalgytas takas vienas. Supratau. Otilija. Kaip pasakyk dėl to? Sorry. I think there was 8 tacos here, but only 7 here. There was one. 2, un pastor, un suadero, un cochinita, un calabacín. Falta one nopales. Todo su lėtam. Skanu? Labai. Šis skaniausias kol kas. Mes tik du valgėm. Tai man kol kas skaniausias. Visas šitas vis tiek neišeitų paėlė. 8 gramų ryžių neišeitų. Gal tam patieklo paėlės. Vieną krevetę, vieną midiją. Pusė. Aš labai mėgstu tą pulled pork pleištą jautieną. Kiaulieną. Tai mano nemėgstamiausia mėsa. Patiko. Ir greitai atnešė. Visai sveikai. Kasadėlė nesveikiausia, bet skaniausia. Sūris keptas su mėsytė skaniau. O kur ten su vištienos? Tai ten sveikiausia, nes ten baltymai tiesiog ir konsulėjo. Ja, tas spicy. Tas spicy visai nieko, tik spicy. Mes po Boto rajoną. Mes taip ir nevaikščiam dar atėjo. Ten greit buvom praėję, bet taip normaliai, kad pasivaikščiai dar nebuvom. Mes visą vakarą kažkurį praleidom. Kaip jisai kalba? Atėjom į paplūdimį. Tai dabar kraunamės saulę. Atėjom picų. Vienas gabaliukas 3 eurai pėm. Taip, 7 eurai iš viso. Bet atėjom pagrindinė dėl tualeto. Jo. Skaniam. Nemačiau nei vienos gatvės, kur toj pačioj gatvėje iššūkė.